Labadiena. Šiandien pirmadienis. 2 savaitės praėjo nuo darbų pradžios. Aišku, beveik visą savaitę darbai prastovėjo dėl lietaus ir dėl langų. Bet kai ką padarėm. Tai kaip ir rodžiau, tai kamera pastatyta. Dar kol kas aiškinuosi, kaip jinai dirba, nes kartais stringa pranešimai. Ir pasidariau televizijos kabelį. Parodysiu. Vakar su Martynu truputį padirbėjom. Tai mintis yra tokia. Jis iš čia išėjo. Aišku, aš jį po stogu pritaisiau. Keliauja. Ir va čia per sieną prakišau. Vat čia jisai įeina. Čia kišom. Pasiėmėm iš kaimyno, man atrodo, 6 mm armatūrą. 6 metrų ilgio. Ir paprasčiausia, vielą pririšom. Iš šitos pusės kišau iki galo, prisijungiau, nes čia yra 7,5 metro siena, prijungiau papildomai dar apie 2 metrus, pasiekė mano galą už vielos, pasiėmiau vielą, ištraukiam armatūrą, nu ir tada su viela persikišom patį kabelį. Viskas, kabelis anoj pusėje. Tai šitas darbas irgi padarytas, paruošta jau yra. Daugiau kaip ir lentos stovi, laukia. Čia kai talka atvažiuos senelis, tai dabaigsiu. Nes vienam ten labai sunku viršui, čia reikia ir gulščiuko, ir pakišimų po makaronais, tai sunku gaunasi vienam. Tai va, tai. O šiandien dar noriu, kol neatvažiavo langai, bet jau planuoju atvažiuoti, manau šią savaitę, aš tikiuosi, noriu pasidaryti paruošimą langams, tai atsijungti reikia, kad išimant langus, nes mano langus išiminės iš išorės ir dėsim iš išorės. Man yra svarbu pasidaryti, kad langai čia lengvai atsijungtų nuo tinko. Tai greičiausiai bus bandymas toksai, kaip ir tuos didžiuosius langus, kad aš turbūt atsidarysiu. Nu ir čia kišiu statybinį peilį ir atpjaudinėsiu. Nu, atjungsiu. Tada jau juos, kai ištrauks, kad neišlaužtų man šito apdailų. Tai va, tai šiandien visus 4 langus reikia šitaip pasidaryti. Tai anas didysis. Šitas valgomojo virtuvės. Ir antram aukšte Martyno langas. Tai va tokie darbeliai šiandien pasidarysiu ir lauksiu tada skambučio. Gal jau paskambins meistrai, kad kažkada planuosis langus, nes langai jau pagaminti. Tik tai dar nepristatyti yra meistram, kurie juos stato. Tai kai jie tik tai juos gaus, aš tikiuosi, man paskambins ir susitarsim dieną, kada juos pakeisim. O tada toliau darbai. Tai va. Tai tiek kol kas.